You can't be serious, man. You cannot be serious! That ball was on the line! Sveiki gyvi, labas rytas, labą dieną, labas vakaras, 13 gėjimo žiūrovai, 13 gėjimas. Labai norėčiau sakyti, kad iš Roland Garroso, bet dėja tik apie Roland Garrosą. Kada nors ateis ir mūsų laikas, ir mūsų diena. Ervinas Kviskauskas, Šarūnas Kulnys ir aš, Tomas Ganusauskas. Mums visiems patinka tenisas ir vyrai apšilimui klausimas. Pirmadienio rytą norėtume buvę būti Alcarazo ar Sineriu? Mano favoritas buvo Alcarazas. Tu? Nu, lemba, kas dabar nenorėtų būti Karlos Alcarazu? Sineris gal? Klausimas, jeigu paklaustum taip giliai širdį, gal ir jisai susimastytų. Nu, Janikas pirmą kartą tapo pirma pasaulio raketė, ar ne, įstojo absoliučiai po Roland Garroso ekskluzyvinį klubą. 29 žmogus nuo 73 metų tapęs pirmą pasaulio rakete, pavardės iš tikrųjų ten įspūdingos, aišku, Grand Slamų čempionų pavardės yra turbūt nemažiau įspūdingos, ten tos pavardės matyti didžiąją dalimi kartojasi. Karlosas tapo jauniausių Grand Slamų ant visų skirtingų dangų laimėtojų, kaip suprantu, būdamas 21. Tai padarė. Jo, nu su Sineriu, tai žinai, ta istorija dabar, anksčiau tu pagalvoji, kad reikėdavo laimėti ten beveik iš vien Grand Slamus, kad taptum pirmas, žinai. Dabar viskas šiek tiek keičiasi ir tas kažkiek, sakyčiau, vyrų tenisas dabar tampa tokiu, kokiu yra moterų paskutinius 10 metų. Ne tiek daug reikia laimėti, ne tiek ištisai laimėti, kad tu pakiltum į tą visišką tokį topą. Tai nu, tas įdomu galbūt yra ir kitaip negu buvo. Aš manau, kad tas pats, jūs sutinku su Ervinu, man asmeniškai šitas Roland Garrosas buvo toksai, kaip ir tu paminėjai, visiškai netikėtai, nes kadangi nueina tas elitas mūsų, trijų dominavimas Nadalio, Džokos ir Fedo, Fedas jau baigęs, bet iš esmės dabar mes matysim vis dažniau kaitos, o kai tu nežinai filmo pabaigos, jisai tampa žymiai toks įdomesnis ir dėl to man jis ir buvo tiek ir iš moterų, tiek iš vyrų pusės šitas Roland Garrosas toks buvo, nu kas dabar, okei, tu turi favoritus, tu supranti, kad Nadalis jisai žaidžia realiai atsisveikinimo mačai, tai ten bus 1 arba 2 maksimum. Aš asmeniškai savo Džokai sakiau maksimum iki 8 dais, daugiau neis iš esmės ir tada jaunimas, o jaunimas jisai toks apylygis, kur ir Sineris puikią formą demonstruoja, Zverevas po Romos grįžęs irgi gali šauti Cicipo, iš Cicipo galbūt tikėjus daugiau tas pats Rudas ir iš tikrųjų tas kontingentas pakankamai jaunas ir dabar, kaip tu minėjai, čia bus visą laiką kiekvienais metais arba kiekvienas Grand Slamas, aišku, dar Džoka galbūt bus tokių netikėtumų ir tuo pasiekoja turnyrai tokie Grand Slamai ypač tampa vis įdomesni, nes kai tu neturi aiškaus lyderio, kai 50-58 tu gali realiai suplanuoti, tokį kaip biudžetą, bet po to, kas bus, tai yra tam tikros smulkės detalės, kurios ir nulėmė tą. Ir... Bet žinai, gal tie dalykai nusistovės, ta prasme, gal mes vėl turėsim 2, 3 ar 4 bičius, kurie... Ne 3, bet 8 stabilius, ne? Nu, nežinau, ar 8, aš nežinau, ar jų tiek daug gali būti, prasme, ar nebus vėl, ta prasme, koks nors, nežinau, Sineris su Alcarazu, žinai, nu ir dar Zverevas galbūt ir taip toliau. Bet čia, okei, mes dabar spėliojam, mane dar vienas skaičius pribloškė, jeigu kalbėt apie pirmus numerius, kiek laiko... top 4, nu tie 4 bičiai pagrindiniai buvę iki šiol, Murėjus. Jo, aš ten žiūrėjau, kiek 18 ar 19 metų. 19 metų dalinosi tarpusavyje pirmą vietą, tai ta prasme, šiaip toks link kosmoso skaičius turbūt. Tai jo, kiek sudaužytų likimų tų bičių, kurie buvo vilčių. Kiek fanų išduotų. Kaip Ferreras kažkada tai sakė, taip, aš tikrai labai norėčiau būti pirmų numeriu, bet sako, aš žinau, kad yra keli bičiai iš kosmoso atkeliavę ir... Nu, Ferreras dabar pats turi tą bičią iš kosmoso. Žiūrėsim, kaip ten seksis, bet jo, Sinerio su Alcarazu, aišku, pakalbėsim dar tą dvikovą, bet apskritai gal Roland Garrosas, tai kaip ir mes čia pasižymėjom ar nekalbėti apie tos įspūdžius, tai pirminis buvo įspūdis, kad Lietuvoje turbūt būtų buvę geriau pradžiai žrengti, nes pirmą savaitę oro sąlygos geresnės buvo, nes ten taip žiūri, tai Prancūzijai žiūri su striukytėm vakarais, pats eini čia su Maikė į lauką. Tai tas šiek tiek kliuvo ir galų gale, nu, reikia turbūt pripažinti, kai kuriuose mačuose, tuose topiniuose, kokybė nebuvo teniso pati aukščiausia ir tą irgi reikia pripažinti, kad mes turbūt kažkiek nuo tų Big 3 išlepinti buvom, jų tie mačai, kai kada nubūdavo, kur tu žiūri ir tu supranti, kad nu, ten atkartot nieko neįmanoma ir ten net ir ten 10-ko žaidėjai negali žiūrėti jau į ten, kas ten vyksta, nes nu kosmosas. Kitas sportas. Jo, o čia nu, daug buvo tos tokios
Bet žinai, tokius mačius mano galva labai dažnai tada gelbėja intriga, o intrigos faktas, tikrai netrūko, ta prasme, faktas. nes sporte vis tiek labai smagu yra. Vat, ką ir tu sakai, ta prasme, kad be jos turbūt yra niekaip. Ką, mes gal galim tada pirmą setą sužaisti apie moterų turnyrą, ar ne? Iga turbūt labiausiai nuspėjamas buvo variantas. Nu kaip čia pasakius, iš tikrųjų, aš pasidomėjau irgi, Iga, aišku, jai reikia pasveikinti, tai po antro pasaulinio karo stebėjau, kad tai yra trečioji tenisininkė, kuri 3 kartus iš eilės laimėjo. Tai pirmoji buvo Monika Seleš, tuo metu atstovavo Jugoslaviją ir Jeninbergė 3 laimėjo. Toliau, aišku, yra Chris Evert 7, Steffi Graf 6 laimėjus, bet iš esmės 3 iš eilės, tai yra trečioji tenisininkė. Jeigu įskaitant iki pirmo pasaulinio karo, ten, kur žaidė tik tais Prancūzijoje, neįsileisdavo jie tų, kaip sakant, kitų tautybių sportininkų, iš esmės tai yra trečioji tenisininkė ir iš tikrųjų jinai įsirašė jau ir istoriją. 4 fantastika ir pati Iga, kai jinai kalba apie tai, kas antrą žodį, jinai savo pasako, kokie mes jaučiam iš tikrųjų įtampą ir stresą ir spaudimą, žaidžiant, kai tu pirmą laimė, okei. Galbūt netikėta, visi, tu nebai favoritė, jo, pirmas tas, o po to, kai tu 3 iš eilės, kai tu atvažiuoji kiekvienais metais, tai ir jinai ir sako, tarp tos įtampos ir streso, kaip yra svarbu savęs nepamesti ir suprast, kad tu tenisu mėgaujas. Nes iš esmės visas dėmesys, viskas eina į tave ir tau pirmas iššūkis, ką jinai visur vardė, ypač po Osakos mačo, tu visų pirma susitvarkyti su įtampa ir to stresu ir to nuolatiniu spaudimu ir vilčių pateisinimu savo žaidimo. Na, visi turbūt sutinkam, kad jos finalas su Osaka matyti ir buvo, bent jau aš labai tą matematiką kažkaip mane šįryt traukė prie jos, tai aš pažiūrėjau, Iga per turnyrą pralaimėjo 37 geimus, 17 iš jų yra mače prieš Osaką, tai realiai visos per kitus 6 mačus iš esmės tų geimų buvo pralaimėta labai panašiai, beveik tiek pat, kiek tame viename mače prieš Naomi. Šarūnai, kodėl ten taip nutiko ir kodėl tas mačas buvo ypatingai sunkus, čia yra psichologiniai dalykai, ar Osaka yra tiesiog labai gera tenisininkė? Aš manau, kad Osako po biškį grįžta, nes tas iš motinystės, kadangi jinai padarė pertrauką, jinai grįžta su visiškai kita motivacija ir aš mačiau, kad tos mentalinės problemas, kai kurios dar likusios, bet tai, kas buvo anksčiau, kaip jinai stresuodavo, kai nieko nebenorėjo, pasėdingo ir žiūrėkime, 5-3 veda pirmam sete, okei, nepaėjo setas, pralošė. Toliau 6-1, 5-2, visiškas dominavimas. Ta prasme, Osakos greitis ant grunto, jeigu būtų žaidant žolės ar ant mahardo, aš nemanau, kad būtų Iga išlindus iš to mačo. Bet iš esmės, koks greitis ir dominavimas, tai apart galutinio rezultato, Osaka neturėtų būti nusiminus, nes jinai demonstravo aukščiausio lygio tenisininką. Jo. Ir 5-2, 30-0, 5-3, padavimas, antras servas. Tai va čia tas momentas galbūt sužaidė man, kad specialiai atsisukau pasižiūrėti, geras prieimimas. O Igos į kairę ir visiškas tas toks iš pirmo smūgio desperatiškas linija, kur yra visiškai, pagal taktinę, negalim tokį žaisti, ypač mačbalą, kai tu gali nusverti visą likimą mačo eigos ir iš esmės tu surizikavai, kur tu gali 1000 taktinių variantų, kaip sužaisti kitaip tą smūgį, galbūt velti į ilgesnį žaidimą ir po to tas visiškas dominavimas dar bandė ir jis viskas pradėjo suktis. Tada Iga pajuto ir apsikeitė, tas greitis atsirado pas ją ir čia toksai galbūt galiu pasakyti, Osakai, kuo pritrūko tokio lygio mačų. Jinai neturėjo realiai po sugrįžimo. O Iga jinai toks kaip tokia darbininkė, matos, kad jinai vis tiek žaidė iki galo. Ir Osaka galbūt tos tokios žaidybinės praktikos pritrūko, nes po tos ilgos pertraukos jo. Ir tu gauni antram rate tokią žaidėją, tas pats, kas ir Zvierievas su Nadaliu. Iš karto gauni tokį mačą, turbūt viskas apgalvota, jeigu tu nori Igą aplošti. Tai vis dėlto tavo galva Iga laimėjo ar Osaka pralaimėjo tą susitikimą? Aš manau, kad Osaka laimėjo, o Iga tiesiog parodė savo meistriškumą ir lygiai. Laimėjo meistriškumas Igos. Ir ta tokia galbūt patirtis ir žaidybinė ir mentalinė tas momentumas, kad tu supratai, sužaidė tokį, kaip sakant, matchball iš pirmo smūgio, bam, liniją tokį sunkų. Ir tada tu supranti, kad tai yra lygų ir tai yra nauja galimybė, naujas šansas. Viskas. Jo, šiaip daug ten buvo epizodų, dar prieš tai buvo epizodas ir kai 4-2 pirmavo Osaka ir buvo Igos padavimai ir galėjo break pointą dar pasidaryti ir tada eit ant savų, kur prieš tai ten ėmė savo tos padavimus visiškai, iš esmės ant tuščių, ant nulio. Tai tikrai labai geras žaidimas buvo, labai toks. Ir iš esmės visas mačas, tai yra man asmeniškai Osakos dominavimas buvo. Ta prasme, taip. Okei, ten momentais kažkur vėl, bet 6-1, 5-2 prieš Igą sulūč ant grunto, gerbėmiai, ant grunto, tai kur
kur jėgas jos įsilygina, ta prasme, o jinai viską greičiai. Po to apsisuka, aišku, nuo 5-3 apsisuka viskas ir tada atrodė, kad jau Iga yra, o sako, nu, ta prasme, tai sakau. Bet ir netrodė, kad Igai bus taip lengva, nes kai tu žiūri mačą ir tada tu galvoji dar vat, po to mačo irgi, ar čia, žinai, Osaka tokia gera buvo, ar čia Iga kažkiek tai prašiau atvažiavo, nors atrodo forma gera, bet paskui tu pamatėjai, nu, nei vieno toliau seto nepralaimėjo, ten finalas, iš vis ten per kiek 40 minučių ten laimėtas ir panašiai, ten daug tokių. Valandą 8. Valandą jo ten buvo. Buvo vienas, dvi barankos, tai, tai 40 minučių. Šiaip pasižiūrėjau, aš man atrodo paskaičiau vakar, kad ten 10 valandų ir keliolika minučių užtruko tik tai apskritai kortose, tai, o 3 valandas su Naomi buvo. Nu, tai, jo, kiti mačai, jo, valandai vidurkis maždaug. Su dušu. Pigiai apsisuko, žinai, aikščių nuoma. Mes čia visi labai drąsiai prieš porą savaičių podcaste prognozavom, nežinau ar ištingumo, šiaip kad bus Sabalenka prieš Iga finalas. Nustebino Sabalenkos, nepavadinsiu jo turbūt labai ankstyvų pasitraukimų, bet pagal ją turbūt ankstyvas. Pagal ją ankstyvas ir nuo Andrejevos. Matot, Andrejeva yra naujas žaidėjas rinkoje, ne? Top. Nu, pernai buvo labai įdomu. Jo, bet jinai po biškį step by step, bet jo, jinai atėjo, įdomus faktas tai, kad pirmą ratą Sabalenka žaidė su Andrejevo sesė. Ten neturėjo problemų, o čia gavos tai, kad aš asmeniškai Andrejevą mačiau 14 metų, jinai pirmą kartą važiavo į Šarmą. Kai Šarmas, Turkija, Tunisas yra tie pirmos statelės, kai tu pradedi rinktis taškus, jinai buvo 14 metų, atvažiavo. Ir jeigu jau 14 mečiai važiuoja rinktis taškų, jau kažkas yra reiškęs. Nu, ir tiesiog buvo porą mačų pasižiūrėti iš smalsumo. Kas ta 14 metai, tai niekom neįsiskiria, iš esmės principai nežaidžia tokį pat disciplinuotą tenisą, nežaidžia tokį greitą kaip Sabalenka. Bet tai, ką pastebėjau, kad Sabalenka nesilaikė savo disciplinos. Visų pirma, pas ją yra taip. Pirmais 2 smūgiais susikur panašumą ir jinai to visiškai nepadarė. Būtent, ta prasme. Ir ką Andrejevai labai pavyko, tai per tos 2 būtent smūgius pirmus apsiginti ir įvelti tą žaidimą ir duoti bėgti. Pažiūrėkime nuo pirmo seto, kiek jinai varga Sabalenka, kiek jinai darė pertraukų, kiek jinai dusa, nors po to buvo desperacinių tokių klausimų, kad vėl pilvas, raumuo, bet komentatoriai Longaras labai greit išrišo, ta prasme, įvertinant jos visą biomechaniką judesius. Jeigu tu turėtum pilvo arba raumens, kažkokius pilvo raumens problemas, tu negalėtum taip žaisti. Vis tiek jinai žaidė, mušė, bėgo, tiesiog jinai įsivėlė į Andrejevo žaidimą, kur ilgas, o Sabalenkai tas ilgas ant grunto bėgimas, jisai, nu tikrai, tai nėra ne jo žaidimas. Nu ir matyti Andrejevai, tas greitis vis tiek tinka, jinai matyti jo tiesiog nebijo, ar ne? Jinai žaidžia disciplinuotą labai tenisą, jinai nežaidžia tokį greitą aktyvų, nesidauža, ne? Bet jeigu jinai sugeba įvelti savo žaidimą, tą tokį lėtą, kokybišką, išlauk momentą, ilgą, taktišką, nu, iš tikrųjų ant grunto yra pakankamai sunku. Sabalenkai galbūt būtų lengviau buvo žaisti ant hardo ar ant tos pačios žolės, kurie greičiau, o čia tu bėgi krapštais ir kiek buvo daug apvedimų, kiek buvo daug trumpinimų. Ta prasme, tas Rangaros man iš viso pradėjo, nu, labai daug trumpinimų buvo ir visi matys, kad žaidybinė... Karlosas atnešė sugrąžino į tenisą. Ne, bet ant grunto tai yra visiškai pasiteisinimas, ta prasme ir moterų tenise tokia Sabalenka, kai jinai vis tiek tas judėjimas yra pakankamai sunkesnis, ne tik iš šono, bet ir pirmin atgal. Ir tas visiškai veikia ir visiškai išbalansavo ir ta prasme jinai suprato, kad varga, kvietė medikus, ko jinai tik nedarė. Bet vėl sunku paneigti, ar čia buvo sveikatos problemas, nes nuo pat pirmo seto matėsi, kad jinai turi problemų. Ta prasme, jinai vargsta visiškai, jinai be kondicijos. Aš nežinau, gal iš tikrųjų kažkokie skausmai, gal ne, bet buvo problemų ir Andrejevai visiškai tas pasiteisina, kas jai nepasiteisina su Polinė. Tai va, po to atėjo Polinė ir Polinė vėl. Ir mes čia turim, žinai, tokią galim diskusiją apie patogius, nepatogius varžovus turbūt, nes aš suprantu, kad Andrejevai, pavyzdžiui, Sabalenka buvo patogi, o Polinė buvo absoliučiai nepatogi, nes kiek ten 4 geimai berods buvo. Matai, Andrejeva žaidžia svetimų smūgių. Ką daro Sabalenka? Kuo tu ją spaudi, tuo jie yra geriau. Ta prasme, kiek tu įdedi energijos, kiek man reikėtų. Jie grįžta. Atėjo Polinė, kuri visiškai yra galo žaidėja, gruntone, nu viskas, su ja reikia dirbti ir reikia pačiai daryti. Dar Andrejeva neužaugo iki tokio lygio, kad jinai galėtų tokia kaip Sabalenka arba kaip Iga daryti žaidimą, ne? Ir po to vėl apsiverčia, žiūrėkit, kaip kontrastas. Išeina Polinė žais su Iga, tai atrodo, kad vėl visą kitą dimensiją, nes ta prasme, su visa pagarba Polinė,
žaidėja gera yra, bet Iga atrodė, kad, ne tas lygis. Jis viską galėjo daryti. Iga moka iš šorą žaisti, gali greitinti, gali atsukti, gali gintis viską. O Polienė tik jinai dar bandė pirmus 3. Na, tai ten vienintelė intriga buvo, kai nubreikino antram game, bet... Bandė, sakau, dar pradžioj bandė dar tą greitį laikyti, bet, Iga, jinai viską gavo gali. 10 game atgal. Būtent, jinai viską gali ir, ta prasme, ir matęs, kad jau po to tu žiūri, kad, ne tas, ne tas dar kol kas lygis, ta prasme. Polienė vis tiek, aišku, jinai pasiekė labai daug. Finalas. Tai dar paminėt, kad jin 2 finalus žaidė, dvejetų taip pat. Taip pat, tai iš esmės tai tas turnyras tikrai geras ir pati per apdovanojimą šipsuojas, tai nematė to liūdės ašarą, kad čia, žinai. Tai, jei čia gyvenimo iš viso, aš galvoju, gali būti, kad jinai net daugiau nebus finaluose, jei jau vis tiek 28 metai, man atrodo. Bet vis dėlto aš pasižiūrėjau, jin ten nėra tokia iš niekur viskas. Būtent, šiemet 1000 laimėjusi Dubajuje. 7 pasaulyje, vis tiek žaidžia. 15, bet dabar 7. Bet jinai, žinai, prieš porą metų beveik niekas jos nežinojo labai ten, žinai, ten po truputį. Roland Garrosą niekas nežinojo, beveik. Taip, jinai tik tai per porą metų atėjo į ten 50-uką, paskui ten 30-ukas ir dabar va jau 10-ukę pirmą kartą apskritai karjerai. Tai... Bet šiaip pagal savo dydį, tiesą pasakius, tikrai turi smagią pliuką iš dešinės. Kartais kai paleidžia, tai ten švilpia. Jo, nes nemažytė, 1,63 m, man atrodo kažkas. Jo, matos, kad visas kondicija fiziologinė, ant ko pastatyta ant gynybos, jinai visiškai galo, tai sakau, Andrėjevai, jinai buvo visiškai neparankė. Sabalenka viską pati darė, tau tik reikėjo išlaukti momentą ir, kai tu turi Sabalenką, kai žaidžia virš 2 valandų ir tu turi visą laiką vanoti ir mušti ir bėgti, iš tikrųjų yra sunku, ta prasme, tu turi turėti jau kondiciją gerą ir arsenalą, sveikatus tą dieną galbūt neturėjo, bet Andrėjeva tą puikiai susitvarkė. O kai išėjo su Polienė, kai tu turi jau pati daryti kažką, nes tas kamuolys visą laiką grįžta, netaip ir paprasta. Ir... Aišku, sunku pasakyti, galbūt ir sužaidė psichologinį po Sabalenkos, tu ateini į pusfinalį, pirmas pusfinalis, vėl Grand-Slams, bet iš žaidiminės pusės tai matęs, kad daug nieko negalėjo pasiūlyti, o Polienė tiesiog žaidė savo žaidimą, tai buvo jai buvo paranku. Gerai, po moterų finalo pasigirdo tokios pirmosios gaidos Igos lyginimo atsargaus su Rafa. Kad tai yra, ateina... 4 iš 5. Jo, 4 iš 5, 23 metai, ne per anksti. Moterų tenisas ar per anksti. Ne, iš esmės taip, jinai, kas galbūt yra nebūdinga, tos, kurios laimi 3 iš eilės, padaro pertrauką, vėl 2 laimi iš eilės, tai aišku, jos yra stabilios. Tendencija turi, kad jinai gali žaisti ant grunto, jinai žaidžia gerai ant grunto, ta prasme, būna vis tiek dangos pasiskirsta. Bet ar bus tas... Ar bus 10 Roland Garroso? Aš palinkėčiau, gaila, iš tikrųjų. Gal ir kad ir 15 turi, bet... Mes prisidedam prie palinkėjimų. Ta prasme, bet... Kaimynė visgi. Čia labai subjektyvus yra dalykas. Pas moterų, kad būtų 10-15 plamai Grand-Slamų, bet kokie, pažiūrėkim, nebuvo tokių, ta prasme. Bet seniai, dabar pažiūrėk, iš dabar veikiančių tokių tenisininkių. Williams netaip senai... Williams, bet žiūrim į vieną Grand Slamą, ta prasme, į vieną susikoncentruoti, kaip pavyzdžiui Roland Garros, mes kadangi apie jį kalbam, tai kad 10, nežinau, sunku pasakyti. Gerai, turėjo Evert 7, Steffi Graf, bet tu turi suprast, kad tu turi, kaip ir mes ką tik prieš tai kalbėjom, 19 metų, kur čia dominavote ketverukė, top riteriai tie, tai iš esmės tu turi 10 metų geroj formai, tai čia jau yra labai daug niuansų, čia užbėgti įvykiam, aš sakau, palinkėsiu visiems, tegu turi negaila, bet aš labai abejoju iš tikrųjų, nes su pertraukom taip, toks kaip fenomenas, prie kurio mes prieisim. Tai 14, kai laimėt, tai ten, aš nežinau, nėra tokia, ta prasme. Žiūrėkime visus tas, gerai, Fede 7 ar kiek, 8 laimės Wimbledoną. Taip. Tai Nadalis 14. Džokas Australijos panašiai. 14, tai 14 tu laimė, iš tų 14, reiškia, tu turėjai tokias atkarpas 4 iš eilės. Pertrauka 5 iš eilės, pertrauka 4 iš eilės, tai... Tai aš dabar žiūrėjau, Rafos balansas pergalių pralaimėjimo Roland Garrose, kiek iš čia dabar 4 turbūt prieš Zverevą dabar buvo per visą šlovingą karjerą. Ar 3 ir 4 nuo Soderlingo buvo gavęs, nuo Džoko 2 kartus turbūt ir dabar, dabar 4. Tai turint omeny, kiek laiko jisai jau yra rinkoje. Ne, čia tie negadina Markės. Čia tie skaičiai kartais tokie kosminiai, bet Iga labai bus įdomu stebėti apskritai. Man tai norisi, kad jin ir ant kitų dangų laimėti pradėtų. Aišku, Wimbledonas, turbūt tas tikslas, kad laimėti irgi ant 3 tada dangų skirtingų, bet kol kas Wimbledonai nebūdavo labai sėkmingi. Tai
nėra ta danga, tai vat bus šiaip apskritai, vat, žvelgiant į Wimbledoną ir moterų, nu, labai sunku dabar pasakyti, kas ten bus favoritė mane, nes jeigu Sabalenka, tarkim, turbūt, jeigu sveika, viena iš favoričių tikrai drąsiai, ta pati Rybakina irgi labai gerai, ar ne, ten žaidžia. Greitis, kas turės padavimą, jėgą, greitis, kas mėgsta žaisti 2-3 smūgiais. Tai tas, o jeigu jinai vis tiek yra darbininkė, pas ją nėra tokia, kad jinai galėtų 2-3 smūgiais leisti tau iškart laimėti. Tai vad gruntas, vad, ką Tomas minėjo, galbūt jie yra parankiausia kol kas šiai dienai. Aišku, Hardas... Čia ne aš sugalvojau. Rezultatai kalba. Tai iš esmės tai vad būtent, o po lėtesnės staigiai dabar į Wimbledoną, kai greičiai, tai bus matyti. Bus, aišku, jau matysis, man atrodo, tuose prieš tai turnyras, kur vyksta Anglijoje, Vokietijoje, tai matysis kiek, nes iš esmės ir pas vyrus tas pats bus. Gali būti nauji favoritai, toks pat ir Šiltonas, kuris turi nenormalų servą, ta prasme. Tas dominavimas dar prieš kelias dienas žiūrėjau, vis kažkur ten treniavus, nu tai... Arba nenormalų greitį, nežinau, kaip nors Demino, pavyzdžiui, turbūt irgi, kuris gali... Visiškai, ta prasme, jo. Tai tas pats ir jaunimas, kuris atėjęs. Gerai, nenutolkim dar. Lyga net šnekėjo, kad gal net galvoja su treneriu kažkada pradėti pasiruošimą daryti ant žolės, vos ne, nu, tai čia vėl parodo, kiek tu nori vis tiek tą Wimbledoną laimėti. Nu, Wimbledonas irgi, žinai, visi nori ten laimėti. Kaip ir turbūt, ypač dar, kai tu jo neturi, žinai, tai tas noras turbūt jau kitus turi, tada tampa dar toks didesnis, žinai, ir galvoja, blemba, nu, jeigu aš kitur galiu, reiškia ir čia galiu. Einam pas vyrus? Užeikim. Ar sutinkat, kad buvo turnyras su santykinai nedideliu skaičiumi netikėtumų? Aš pažiūrėjau ketvirtfinalius, pavyzdžiui, ar ne? Nu, tai ketvirtfinaliai tai vos net tas pats, ką mes ten spėjom tada. Ta prasme, realiai, jeigu žiūrėt apie sydus, tai ketvirtfinalius žaidė 1, 2, 3, 4, 7, 9, 10, 11. Nu, iš esmės, kaip ir tu pats ir atsakai savo klausimą, išvardinai, ta prasme, nebuvo. Galbūt... Pas moteris, beje, labai panašiai išskyrus Andrėjevą, vienintelė buvo nesydinta, o kitos irgi buvo su aukštais sydais. Bet vėl, statyti viskas aišku, bet iš esmės vis tiek ta intriga yra ir tas, kad ir koks tu statytas būtum, tu vis tiek nežinai kuris. Tai ne tai, kaip buvo, kaip prieš tai minėjai, bet pas vyrus, nežinau, Medvedevas niekada neblizgėjo ant grunto, tad čia visiškai akivaizdu, kad jisai toli ir niekada neina. Rubliovas galbūt per anksti iškrita, bet vėl... Ne, Rubliovas niekada neiškrenta per anksti. Kuo anksčiau, to geriau. Nu, tas pagal tai, nebent per vėlai iškrenta. Pagal tai, ką jis demonstruoja, bet vėl, nežinau, kaip ir tu sakai, manęs kažko nenustebina, aš džiaugiuosi už Dimą, Dimitro, kaip sakant, kuris ir puikiai Romoje sulošė ir tikrai toks kaip Feniksas kelias, 33 metai atrodo, kaip jau ir... Geras vynas. Kaip geras vynas jo, dabar visi mėgaujas jo ir iš esmės, nu, ta žaidimas... Iš tikrųjų labai smagu žiūrėti, man atrodo dabar atradimas sezono turbūt visiškai, žiūrėjimo prasme... Bet mes atsimenė, prieš Langavos ir šnekėjom, kad daug šansų, kad gali giliai eiti, nešnekėjom, kad laimėtų ar panašiai, bet kad bus toj, sakykime, tam mikse, tai tikrai šnekėjom apie tai. Tai, o daugiau nežinau, kad kažkas tokio stebuklingas, Sineris taip pat jisai... rodo didžiulį progresą, Zverevas irgi atvažiavo formą, aš kažkaip ir tikėjausi, kad jisai gali būti net finale po Romos, ta prasme, vėl, aišku, jo ten asmeninis tas gyvenimas, ten teismai bilinėjimas, per spaudos konferenciją ten provokuoja, ten vyksta. Ir pakalbėsim dar apie Zverevą irgi. Turnyro metu vyko ten teismai, bet nežinau, man buvo įdomu žiūrėti, ypač pusfinaliai buvo, galbūt, sakau, mane šiek tiek biški rudas nuvylė, tikėjausi kažko daugiau, nes vis tiek ir buvęs ir finaluose. Ir toks, žinant, kad ant grunto irgi jam labiausiai eina, kuris būna arčiausiai to savo, ką jisai gali parodyti geriausiai, bet irgi kažkas. Nu, bet ten liktai kažkokie skrandžio skausmai, pavadinkim, gal apibendrinkim, netryda, bet... Nu, bet Djokovičius irgi įteikė gerą apdovanėlę, iš esmės, tai vėl, tai galėjai pasinaudoti, turėjai ir laiko, bet okei. Gerai, Rafos atsisveikinimas. Bėgo ašaros? Aš kažkaip dar galvoju, kad dar čia nebuvo atsisveikinimas. Taip atrodo. Bet iš esmės pati ta publika ir tas pristatymas ir tas Zverevas, jisai tik pasakė porą žodžių, atsitraukė ir aš peržiūrint tą atsisveikinimą, niekada nebuvau Rafos gerbėjas, kai žaidė Fedas, visą laiką buvo Fedas. Čia visi tą problemą turėjo. Po to, kai pasitraukus Fedą, Rafa greitai užėmė jo vietą ir iš esmės, kai tu žiūri ir... Jis visą laiką su tokia viltim, kad aš dar grįšiu, dar olimpinės paminėjo. Kad... Ir prieš konfą sakė, aš jau tikrai dabar jums čia nepasakysiu, kad čia yra paskutinis mano. Jo, bet iš esmės, bet mes būkim realistai, suvokiam, kad ir kokius tu gerus stabdžius į mašiną įsidėsi, bet be loginio laikrodžio tu vis tiek gali pristabdyti, nesustabdysi ir esmė taip ir yra, kad man asmeniškai taip palėtė vidų, kai jisai kalbėjo ir kai tu, aišku, vėl operatoriai sudirba savo darbą, kai ašaras rieda, visi žiūri, visi ploja.
toks iš tikrųjų gaila, nes kiekvienas turnyras tai yra toks sąlyginai atsisveikinimas ir mes netenkam legendos ir tokios unikalios, ilgai besiklostančios 19 metų tokios gražios istorijos. Ir ta prasme, dėl ko Nadalis, ne? Bet mes žinom jo natūrą, jo elgesys niekada nebuvo toks kaip, Kirgiosas, ne? Kuris subliksta įdomu, o tuo momentu pažiūrėjai kažkokį skandalą, padarė intrigą ir viskas. O jis toks visą laiką racionalus, geras santykis su Fedu, visą laiką humoras, ta jo kalba, tas nuoširdumas ir jis toks buvo iš tikrųjų pavyzdys. Ir dabar tu supranti, kad kas būtų, jeigu jo dabar nebūtų, ne? Ir tas toks sukelia kažkokį tokį vidinį, tą tokį ir kaip tu sakai, ašaras, toks kaip ir graudų, kaip ir viduje toks, kabina, iš tikrųjų gaila, ta prasme. Bet žiūrėk, o šiaip mačas prieš Zverevą buvo visai vykęs, išskyrus galbūt pirmą setą. Pirmas setas jo, toksai galbūt. Važiavo, antras, trečias tikrai galėjo bet vėl, suktis, ko trūksta? Ar galėjo Rafa toliau eiti, jeigu būtų su burtais pasisekę, nebūtų sukrydę va šitaip? Aš manau, kad ten, sakau... Nes nugavo bičią, kuris galiausiai nukeliavo į finalą, ta prasme. Žiūrėkim, paimkim tada statistiką, jeigu tu mėgsti Tomai skaičius. Šį sezoną kiek jis realiai mačų sulošė, bet kokiam turnyrė, 1 arba 2 maksimum. Gerai, čia yra +3 setai. Vėl mes įvertinkim tą bėgimas, tai prie gerų burtų maksimum 2 ratai. Vis tiek jis būtų šokęs ant kažko žaidžiančio ir vis tiek būtų reikėję. Ir tada vėl kaip atsistatymas ir kaip kūnas būtų leidęs žaisti trečią mačą. Tarkim, po to gal pakalbėsim apie Džoką, bet iš esmės, ko dabar nesimatė su Zverevo maču, tai žiūrėkit, Zverevas labai gerai taktiškai naudoja. Trumpas. Nebebėga Nadalis. Jeigu ten yra kampas aštrės, jis net nebebėga. Anksčiau tu žiūri televizorių, ne? Iš tribūnų muždavo. Būtent, ta prasme, tu nebematai. Dabar Karlsas daro. Jo, nebematai žmogaus, bėga, bet žiūri, kamuolys grįžta. Vėl, kas ten laksto, bet kamuolys grįžta. To nebėra. Ta prasme, jis to savo nebegali leisis. Ne dėl to, kad jis nenori, bet jis supranta, kad jisai nubėgęs, jis gali nebegrįžti ir gali nusimti nuo mačo. Ta prasme, tai va to trūko. Tai jo visas žaidimas ir buvo toks. Per darbą sunku, per didelę fiziką. Visą gyvenimą. Jo, ir jisai, aišku, esant tokiai kondicijai, sužais su Zverevu, kuris ką tik laimėjo Romą, ir tai yra gerai, ta prasme, gerai, būkim bėdini, bet jis negavo 6-2, 6-2, 6-2. Taip, ne. Buvo intriga, buvo, tai Breikas buvo vedė, ta prasme, bet vis tiek Zverevas ir greitis, ir ta jaunystė, padarė savo. Ir jeigu tos kamuolis visus sunkius jis būtų bėgęs, vėl psichologiškai Zverevu būtų sunkiau žaisti, nes su juo reikia dirbti. Ir pats Zverevas sakė, visada, sako, niekas nenori pirmą ratą su juo žaisti, bet dabar tokie burtai, ką darysi, jau reikės žaisti. Tai čia kaip su Murėjom niekas irgi nenori žaisti. Tu supranti, kad ir koks jis bebūtų, ne, jis ten be reitingo su vardiniu kvietimu, bet tu supranti, kokia istorija yra, kad vis tiek turėsi žaisti. Jeigu tu nežaisi fiziškai, bet tu mentališkai turėsi žaisti, tu turi supranti, laimėjau setą prieš Nadalį, bet tu žaidė, palauk, 14 kartų laimėjęs, 2 setus laimėjai, tu žinai, kad iš 2 setų kiek jis yra išlindęs, ne? Tai va tas legia, tu turi su tuo pirmą susitvarkyti, po to fiziškai bandyti taktiškai aplošti, bet taktiškai jis labai gerai sudėjo. Ilgi kampai, greitis, trumpi, ritmo keitimas jau Nadaliui buvo labai sunku, ta prasme, kad ir kaip jis bandė ir matęs, kad ir smūgių to efektyvumas nebe toks yra, bet mačas vykęs galų gale, ta prasme. Tikrai negali sakyti, kad ten atidavė arba į vieną kasą, tikrai reikėjo žaisti, ta pats ir Zverevas po to spaudos konferencijų pasakė. Bet, pagarba. Ne, tikrai net, ir kaip sakai, gal ne ašaros, o net tie tokie šurpuliukai net kartais vaikščiodavo ir atrodo, tu kaip ir kartais sužaidžia 1, 2, 3 geresnį tą kamuolį ir tu atrodo toks patiki, bet paskui tau tas smegenys įsijungia, kad, kaip ir sako Šarūnas, jeigu tu laimėsi dar vieną, ten kad ir setą atrodo, bet ar tu ištrauksi visą mačą, vis tiek turbūt taip sveiku protu suvokdamas galvoji, kad visgi nebus, bet šiaip aš džiaugiausi tikrai tuo maču, džiaugiausi tom akimirkom, kur jau tikrai įsijungi, stebėjai, jau net niekur nei kažko būna, žinai, ten tenisą žiūri, vis tiek tas ilgas laikas, tai ten kažkur nueini, šiek tiek dar kažką paskrolinti, tai čia jau buvo toks, kur jau norėjai viską sugert, nes žinai, kad nedaug liko tokių mačų, o gal iš vis nebeliko. Aš dar vieną mačą pasižymėjau, gal net ne mačas, o mental klinika, Džokas prieš Serundulą. Žiūrėkit, pradėkim nuo pat pradžio, ne? Džoka Musetis. Irgi negalim ignoruoti. 4 valandos 29. 4 valandos 29. Įkelkime bet kokią sporto šaką. Rytas Žalgiris 4 valandos 29 Chebra Kapojas. Baigė 3:05 baigė nakties. Dar vėliau, man atrodo, ar ne 3:20. Bet nesvarbu, jo. Su visom ceremonijom, galbūt dar spaudoms konferencijom, tai nežinau, bet mačas oficialiai 3:05. Vyrai ėjo pusryčiauti kartu, aš manau. Esmė, vėl 37 metai.
7 metai, kai aš ir sakiau prieš tai, 8 vidurkį amžius paimkim, 25 metai, visus pažiūrėjau. Vyriausias buvo Dima, kur 33, toliau visi 25, 21, 22. Žaidė su 12 metų jaunesniu. Atsistatymas. Po 4 valandų mačo tu turi pusantros paros geros atsistatyti. Sekantis mačas su Serundolo 4 valandas 39 minutės. Bet tu sutinki, kad ant Serundulo pralošė tą mačą visiškai? Nesutinku. Nesutinki. Todėl, kad vėl paprasčiausi argumentai. Pirmą setą, kaip jis pradėjo liktis kaip ir neblogai. Trečiam sete, kaip jis pats minėjo, pasitempė koją. Prasidėjo problema su keliu. Ir aš nežinau, kiek ten teisybės, bet kiek jis pats sakė, išgėriau vaistus. Vaistai realiai pradėjo veikti 4 seto vidury. 5 setą, sako, aš sulošiau nejausdamas jokio skausmo. Taip. Aš galėjau sau leisti. Tikras džokas buvo, ne? Būtent, ta prasme, kai tu žaidi spagatų prie tinklo. Kai tu žaidi 2 setus su skausmu keliu, kai tu supranti, kad bet kuris pasukimas gali baigtis dar liūdniau, tai tu ir žaidi su tokiu... Nu, bet aš tą ir turiu omeny, kad Serundulo turėjo, kiek jis turėjo breakpointą, bet jis, aišku, jis nežino, kokias problemas, jisai nežino, kokias matė, ta prasme, džokas visiškai nebėgo prie kamuolių, prie kurių nueidavo sveikas būdamas. Nu, bet žinai, nėra taip lengva kartais to. Ne, tai aš mačiau, ta prasme, žiūrintis Serundulo matęs, kad tai yra absoliučiai nelengva ir neįmanoma. Bet va, tas yra, kai tu supranti, kad tu susijusi džoką, vedi 2-1 setais ir tu žinai, kad jam koja skauda. Ir ketvirtam jis buvo su prieiku, man atrodo, priekį, ten 4-2 ar kažkas tai tokio. Ir tu supranti, kad tas trauma iš tikrųjų tai yra tokia šuns koja. Tau pakiša tokie, nu, ta prasme, dar blogiau iš tikrųjų. Jeigu jis būtų sveikas, tu žaidži savo ramiai, 100% koncentravo, dabar tu supranti, kad su juo kažkas negerai. Tu kaip ir laimi, bet tu žiūri, kad jisai jau vėl atsigauna. Kas su tam negerai, ta prasme, vėl tokia gaunasi. Ir tas paskutiniai mačai, tas paskutinis setas, nu, toks, aš nežinau, jau visiškas buvo dominavimas, kai jau suprato, kad nieko. Bet vėl, jeigu tu kalbė apie džokos fenomeną, tai ką mes galim pasakyti? Nu, gerbėmėjai, kai yra 37 metai, tu supranti, kad fiziologijos tu daug nebeižaisi, tai viskas eina per mentalinką prizmę. Tai kai džoka visur viešai, visoje spaudoje sako, 8% uždirba ant mentalikos, 20% ant fizikos. Ir kažkaip pasidomėjau ir visą jo tą virtuvę mentalinę džokas susideda, galim sakyti, tokių 6 pagrindinių ingredientų. Tai pirmas, kam jis labai daug skiria meditacijai, sąmoningumo terapijai, vidinės motyvacijos kelimui nuolat, yra pozityvių minčių, emocinė kontrolė, dvasinis ir holistinis požiūris. Ten mes žinom jo nukrypimus, kai tam tikrais buvo strateginis mąstymas, tobulinimas ir paskutinis yra savianalizė, tai mokymas iš savo klaidų. 6 pagrindiniai ingredientai, ant kurių jis šiandien laikosi gyvena. Tu beveik nedaro, jam neriško mokytis. Nesvarbu. Iš esmės... Iš svetimų mokosi. Iš svetimų, ne, bet būtent, ta prasme, galim pasakyti, realiai jisai tą turnyrą irgi išėjo pakėlęs galvą, jisai realiai nepralošė. Ta prasme, jis laimėjo paskutinį... Subintuota koja, bet iškelta galva. Būtent, ta prasme, tai tu gali kaip nori tai vardinti. Ir aišku, jam dar tas trigeris yra olimpiada. Jam tas, nežinau, čia yra kaip prakeiksmas ir jis supranta, kad galbūt irgi yra paskutinė. Nes sekantai būtų 41 metų olimpiada. Šitą jau tikrai paskutinė. Jo, ir dar plus Paryžius, plus gruntas. Vėl aš negalėčiau sakyti, kad tai yra pats geriausias jam ženklas, tas gruntas. Kai žinom, kad jaunimas... Jo, ta prasme, bet jisai tos... Bet žiūrėkit, čia gali būti džoko pabaigos pradžia turbūt, nes ten kalbų yra liktai apie meniską. Gali būti kažkokių tai problemų. Taip, bet meniskas tai nėra čia kažkokia jau labai... Nu, bet žinai, aš manau, kad man atrodo Fedo visas irgi prasidėjo keliai nuo menisko, ta prasme, kai jis ten vėl grįžtų treniruotės ir vėl nesigauna. Čia viskas jau priklausys nuo rehabilitacijos ir ant kiek ten viskas yra rimtai, bet meniskas... Jis gali būti lengvai gyjantis, gali būti bjaurus dalykas, kaip aš suprantu. Ir labai lėtinis. Ir ten vaistų nėra, ramybė. Ir dabar prasme, tu visiškai išjungtas esi nuo teniso, o po to staigiai šokti tą tokį greitį. Įbėgimą tokie, nežinau, bus pakankamai sudėtinga. Nu, vienintelis džoko pliusas yra tai, kad jis turi tą tokį, kad jam nereikia daug mačų šitoj vietoje, tas turiu omeny pliusas, kad jis dažniausiai nėra tas žaidėjas, kuriam reikia ten daug turnyrų žaisti, jisai jau dabar yra toje stadijoje, kur jisai greit dažniausiai įeina, jisai sugrįžta į turnyrą ir jisai gali jau vėl gerą. Prieš Roland Garrosą reikėjo sužaisti, specialiai žaidė Ženevoje ar kur ten dabar, neatsimenu, 2.50, ko jis niekad nedaro, nes matyt, kad trūksto praktikos, vis tiek... Ne, tai kažkiek reikia. Yra treniruotės. Gerbėmieji. Žiūrėkim istoriją, gerbėmieji. Tai ką darys tokiam amžiaus žmogus? Jis žais mažai, bet ten, kur reikia, ir ruošis. Jis tada skirs daugiau laiko pasiruošimui ir tam jis neloš visų turnyrų kaip jaunimui, kur reikia ten gruntis taškai, top 8, ten dar kiti problemų. Bet iš esmės jis žais ten.
Jis gali ir iš viso niekur nežaisti, jis gali pradėti pasilikti tik pačius aukščiausius, Taip. jam garantuoti visur vardiniai kvietimai iš esmės. Koks skirtumas reitingas, ne? Ar tu pirmas ar antras? Aišku, Tai jeigu net galbūt- per tuos galbūt didžius ne- turnyrus rinksies, tai vis tiek pakankamai dar aukštai Jo, bet stovėsi. aš nenoriu pasakyti, aišku, pirmą ratą tu nenorėtum gauti su Alcarazu, bet Ne, iš tai esmės, faktas. bet jis žais mažiau, kaip darė Fedas, kaip darė Nadalis dabar, kaip Murėjus ar Vavrinka. Rinksis ten tuos turnyrus, kuriuos... Žmonėms vis tiek matyti reikia kažkokio tai ritmą, pagauti biškį, įsižaisti, vis tiek per treniruotės matyti visko nepadarysi. Ne, tai iš esmės taip ir yra, žiūrėkit, yra prieš 1000 turnyrą sulošia 500, tuos ir pastikrinsisi. 200 PM sulošia, jeigu reikia. Ten, aišku, komercinius turnyrus kažkokius, tai faktas, kad loši, bet tokio lygio žaidėjų, ar ten tikrai reikia jau labai jau tos tokios, kai tu turi tokį bagažą sukaupę, žinai, jeigu man 21 metai ir negalėčiau sauliaisti, man tada reikėtų, nežiūrėkit, kiek negrįžta, kokiam Cicipui trauma, arba Rūniui, arba Timui tam pačiam, sunkiai grįžta. Taip. Ta prasme, nes nebuvo daug užkaupęs to bagažą, kad jis galėtų sauliaisti. Aš visiškai pasitikiu, žiūrėkim tą patį Džoko mentaliką, tik tais su tokia mentalika tu gali sauliaisti taip daryti, ta prasme, nes jeigu tu biški šlubuoji ir pas tavį po kokio 2-3 mėnesių nežaidimo tau dingsta motivacija arba tau dingsta pasitikėjimas, ritmas, kaip tu sakai, kad reikia įeiti, niekaip negrįši. O Džoka, ką jis, žmogus jis mėgus, jis supranta, kad jam galbūt dar užkabinti vieną Grand Slamą, jam čia būtų fantastika į karjeros pabaigą, ta prasme, jis išeina. Padarysi tai? Totalus. Kaip tu galvoji? Aš galvoju, realiausias šansas Wimbledone, abejoju, bet Open'e realiausias šansas. Ta prasme, Wimbledoną greičiausiai ir praleis jisai daug šansų. jo, ir ta prasme, ilgesnis laikas atsistatymas, vėl ką kelias, kaip olimpiada vėl jinai bus rugpjūtį, vėl gruntas, gal jis dabar praleis ir pasiliks ant grunto tiktais į olimpiadą, kaip ten susiklostys ir po to, aišku, ten, skaitykime, jinai baigsis rugpjūčio 11 olimpiada, o Open'as ten porą savaičių, kaip jis vėl perės ant to hardą. Tai šiais metais tik tais aš galvoju... Gera mėsmalė, ne šiemet? Jo, ir, ta prasme, kaip jisai va tą olimpiadą visą kišo koją, nes keičia dangą, ta prasme, kiek jis ten rimtai žiūri, bet ten, sakau, nors vieną medalį, kad ir dvejetus užkabinti, nes jam reikia, nes jis išeina be medalio visiškai, ta prasme, ir tu suvoki, kad po 4 metų, ką žinai, ar tu ten begalėsi. Ir aš tai sakyčiau, tik Open'is turi realiausią šansą. Wimbledonas... Savo pamilimoje Australijoje. Nu, arba Australija. Arba Australija, Pauzelės. jo, ta prasme, bet vėl Australija... Žinot, Australija, Bus daug šviežių bičių, ne? Daug šviežių bičių, antras dalykas, karštis velnės, pakankamai sudėtinga. Bet kad matai, dabar kartais atrodo, kad tas karštis jaunimui daugiau kenkia negu tiem patyrusiem veteranam, nes tu pasižiūri dabar ten ir šitam turnyrė, aišku, karščio nebuvo, bet vis tiek kiek nemažai tų sveikatos problemų, vat ir prieisim paskui Sineris, Alcarazu, tas pusfinalis, tai ten atrodė, kad jau ir vieną ir kitą kažkuriuo metu reikės to išnešti. Kas laimėjo Australiją Open 38 metų būdamas? Yra tokių. Bet nebuvo tokių ir žvėrių, kur karaliautų Ne, ištisai. tai esmė, tai taip, visiškai sutinku, ta prasme, tai Džoka jis gali nustebinti, kaip Nadalis atrodo, grįžo po traumas, kažkiek, nuėjo važiavo Australiją, tokį mačą sulošė, bum ir yra, bet vėlgi, suprantam, kiek tai kainuos. Nes Zverevas labai gerai pasakė, laimėti Grand Slamą tai ne tai, kad turnyrą, bet tai yra visų realiai metų, galbūt net karjeros įvertinimas, ypač jeigu tai yra pirmas. Taip. Tai Džokai dabar laimėti Grand Slamą, tai yra pusmečio metų sunkus darbas. Ne tai, kad mėnesį pasiruošiu ir ne. Ypač iš tikrųjų, kad turint mintį turbūt tai, kad tas jaunimas tikrai pabrendo. Taip, ir nebebijo, ir suvokia, kad jau viskas, dabar atėjo mūsų laikas. Pasižiūri kokį nors Sinner Hardą, ir ką tu jį gali... Ne, tai anksčiau ir buvo, tai atrodė, kad jie dar netiki, kad jie gali laimėti, žinai, o dabar jau tas kraujo jau paberta ir tie rykliai, žinai, jau... Zverevo mačas su Nadaliu, ta prasme, nebuvo jokių bangavimų, ne, kad susijaudinu, pasimečiau, atidaviau mentalį, atėjo ir padarė savo darbą. Savo meistriškumų, ta prasme. Bet Zverevo tiesa, turnyras vos nesibaigė trečiam rate, man atrodo, prieš Grigspūną, penktamis turėjo -2 breikus. Tai ir prieš Rūnę dar pažiūrėk, irgi buvo vienu metu jau perėmęs iniciatyvą ir galėjo ten 4 užsidaryti Rūnę realiai. Bet ten Zverevas sugrįžo, bet realiai daugiau per paties Rūnės ten klaidas tokias šiek tiek. Gerai, pusfinaliai. Vieną jau išpeikėm, Rudas sugadino mum pusfinalį vieną, ar ne? Pirmą setą labai gražiai sužaidęs, 3 likusius atidavė be didelių kalbų. Tas pusfinalis, kurio mes turbūt labai laukiam visi, Alcarazas... Buvo didelis totalizatorius, kas iš esmės ir net statistiškai jie buvo iki to mačo... 4-4 buvo. 4-4, ta prasme. 5-4 Sinner. Dabar yra 5-4... Ne, dabar yra 5-4 Alcaraz. Jo buvo 4-4 ir toksai... Aš jums įrodysiu. 50 ant 50, bet aš vis tiek rinkausi, vis tiek gruntas, galvoju,
Bet vėl tas mačas buvo labai toksai kalneliai, ta prasme. Jo. Setas taip, setas taip. Ir setas panašus taip. į finalą, ar ne, ta prasme? Jo, iš esmės toks Man savo labai arti, ta tėkme- prasme, žaidimo atžvilgiu, jo, bet tai visiškai, kaip ir kažkada prieš tai sakė, kad tai gali būti ateities tie, kurie dominuos ir bus juos labai įdomu žaisti. Jo, dabar irgi, pažiūrėk, vienas laimėjo Australiją, kitas Roland Garrosą, kol kas šiais metais tik tai abu ir laimėjo. Tai kažkokių tokių specifinių, nežinau, va, tas bangavimas galbūt toks buvo labai ryškus, nes vienas setą vienas ryškiai dominuoja, kitas kitą, bet vėl tam tikri penktame sete galbūt Alcarazo to tokie iš fantastikos zonos, ten keli taškai, tokie, pats Sineris sako, tokiuose momentuose yra labai sunku, ta prasme, kai jau kiekvienas taškas, kai tu jauti, kad tai yra paskutinis setas ir yra, nu, viskas yra labai svarbu, kiekvienas detalės ir tos detalės jos konvertuojamas yra į emocijas tavo vidinės ir jis būtent Sineris tą patį pasakė, keli momentai tie tokie fantastiniški jo žaidimas ir tie momentai tiesiog ir lėmė tai. Nepasakė tai, kad jisai žaidęs, sako, aš irgi žaidžiau gerai, jisai žaidė gerai, aišku, rezultatas yra mano atžvilgiu neigiamas, bet toks tas tenisas, toks tas sportas ir judam toliau iš esmės. Tai manau, kad šį kartą galbūt padėjo gruntas Alcarazui, būtent ta danga. Jeigu būtų ant hardo, tokių faktorių nebūtų, tų slydimų, tokių, kaip sakant, ką gali leisti gruntas, ko negali leisti hardas. Tai va tokios smulkios detalės, negali pasakyti, kad atėjo, nušlavė, bum, padarė. 5 setai, tai matyt, kad tos smulkios detalės. Jo, 5 setai, lyginant, gal po to prieisim prie finalo, jis biški finalas buvo šiek tiek kitoks. Bet irgi tų momentų buvo tokių, kur irgi laužėt per tos tokius sudėtingus. Paskutiniai 2 setai matėsi ryškus Zverevo nuovargis. Bet žiūrėk, ta prasme, buvo 5 sete, kai Alcarazas nubreikino Zverevą, kitam game buvo 0,40 ten Alcarazo reikalo ir dabar ten jau vienas dalykas, akivaizdu, kad, ne akivaizdu, bet rodo technologijos, kad Alcarazas ir dvigubą padarė, vis dėlto ten buvo mikro šitas reikalas. Tai tų savo šansų, reiškia, Zverevas vis tiek turėjo, nors aišku matėsi, pranašumas Alcarazo tikrai matėsi. Ne, tai Zverevas, čia jau Zverevo refleksija buvo po mačo, tai sako, žiūrėkit, trečiam ar antram setą sako, viskas, aš pajutau, kad man sėda, kojas tinksta, pamečiu koncentraciją ir sako, o kai tu matai, Alcarazas po to žiūrėjau specialiai į konferenciją, sako, mano privalumas yra šiandien, kad ir kaip sunku, aš visą laiką 5 setuose stengiuosi dar dadėti. Tai 11-1 dabar 5 setai. Ta prasme, jo, ir sako, aš dar didinu greitį, ta prasme. Ir Zverevas, ir kaip kalba, sako, atrodo, tu pradedi žaisti greičiau, tu bandai jam duoti, jis dar gražina tau greičiau, ta prasme. Tai va čia yra pakankamai sudėtinga, nes ta jaunystė, 21 metai, jie duoda, leidžia dar dadėti. Bet Zverevas irgi, ta prasme, jis nėra. Nėra, 25, ta prasme. 6 ar 7. 27, jo, tai. Bet vis tiek, bet ta prasme, mes žiūrėkime chronologiją, kaip jis atėjo, kokie maršai buvo, ta prasme, kiek buvo 5 centų, kiek linda, ta prasme, pats tas nuovargis atsistatymas plus Roma, visą iš eilės praeitą, ne, nuo A iki Z, ta prasme, bet jis labai gerai pasakė, aš pats pajutau, kad aš jau vargstu, dingsta koncentracija. Ir kai tokiam čia finale, tokių tu pradedi netek tokių mikroelementų. Dar tas sumuša tokius, kur ten. O tas tu žiūri, kai jis bėga, kai jaunystėje dar 14, nuo pirmo seto pradėjo žaisti. Sutinki, kad finale, man taip atrodo, įvairumas žaidimo laimėjo prieš stabilumą. Nes dropshotai visi vienu metu buvo pradėjęs mėtyti balionus į kairę. Taip, apskritai ten pažiūrėjau, keli smūgiai ten tie iš skvošo tokio labiau elementų. Jo, bet sakau, aš tai surišu su to, kad nuovargis padarė savo ir Zverevas jis nebegalėjo sau leisti, nes šiaip tai pažiūrėkime su Rudo maču. Pirmas setas nuslydo, bet po to jisai viską greičiau darė ir viską ėjo iš oro. Ir Zverevas labai sunku apžaisti, kaip čia, to klasikinių, tų greičių neapžaisti, greičio jis nebijo, jis viską pasiekė, jis ilgas, jis gerai juda, visą kitą. Bet va tie visokie, ta prasme, aš šiek tiek klausiau Rodiko, kaip podcast'o, žinai, jis sakė, ta prasme, kad, nei vieno smūgio, pavyzdžiui, tą labai mylimą Zverevo kairę, nebuvo tokio pat. Vienas persuktas, kitas plokščias, trečias trumpas, pjautas. Jam visiškai neleido įeiti į jo komforto zoną ir pajusti to, prisimušti to ritmo pajusti. Ne, tai žiūrėkit, Alcarazas, jis toks ispanas, visiškas netipinis ispanas, kai kažkada mes šnekėjom senai, bet esmė tai, kad būtent kaip ir tu, Tomai, sakai, visiškai tau sutinku, ta prasme, trumpas, ilgas, greitas, ta prasme, viso aikštelės išnaudojimo. Ne tai, kad tai kažkur žaidžiu aplink galą, paimkime Nadalį. Ne toks žaidimas jo yra Nadalė visiškai.
Tas gali greitai žaisti, gali bėgti ir gali išeiti iš oro, ko Nadalis, pavyzdžiui, tokių progų nekurdavo, neidavo iš oro, ne? Nu, jeigu priverstinai jau, arba situacija jau, nu, tu niekur nesidės, bet iš esmės jis nebijo eiti tą daryti. Gali žaisti greitai ir kas yra dropshotai, nu, ta prasme, nu, tiek trumpina, tiek jaučia, ta prasme, ir, va, kaip tu sakai, Zverevas jis 2 kartus iš tos pačios pusės praktiškai mažai žaidžia, arba 2 kartus iš tos pačios, to pačiu tempu nežaidžia, negauna žaisti, ta prasme. Taip. Jo kairiniui, nu, reikia vieną ir tokį pat panašų gauti, kad tu galėtum dadėti to greičio. Bet kai tau reikia vieną trumpą, kitą jau bėgti, nu tu to greičio nesukursi. Jam nesukuria tos pačios situacijos. Ir čia, aš manau, kad čia vėl čia yra taktiniai dalykai, ta prasme, tai visiškai ta prasme. Planas, ta prasme, nes tu supranti, kad jis yra ilgas ir duot bėgti jam. Jo, bet ten buvo net ir transliacijos metu parodyti ten tie, žinau, paaišyta, kur nepatogiai buvo Zverevui duota, tai labai keista, kad vat, visi tikėjosi, nu, žinom, Zverevo ar ne behendą, bet davė jį ten labai daug ir tuos tokius aukščiau kylančius suktus tos kamuolius padavinėjo tokius ir ten visiškai buvo 90 keli procentai buvo Alcarazo, kur jeigu į tą pusę paduoda, po to laimėti kamuoliai, tai, nu, aš nesimenu, buvo kad vis tiek taktiškai išdirbto, nors atrodo, kad tos silpnybės Zverevo net niekas kaip ir nenumatė ir apie ją net nekalbėjo, čia atrodė, kad kaip tik stiprybė, žinai, yra, bet vat kažkokį kamuolį atrado, kur visiškai pjovė Zverevo. Nu, matot, tas aukštas kamuolys tam ir yra. Jeigu tu trauki 2-3 metrus į nuo galinės linijos, nu, jis jau nebemuš iš kairės, plus dar tas kamuolys aukštas, nes pašokimą eina viršų, pas kitus pašokimą pasilieka toje pačioje vietoje, ant kurio tu gali užžyti, jis tada neatsitrauktų, jis supranta, kad toks kamuolys persuktas ateina. Ir tu atsitraukęs 2-3 metus loši, tu nieko nesukursi. Plus aikštelės plotas atsidaro. Sekantis, kas būdavo, krosų trumpas arba išeinantis iš viskas. Ir čia, nu, taktiškai veikia, kad ir jo ta kairė gera, bet kairė yra gera, kai jisai turi patogiam aukštui, bet kai kamuoliai eina virš galvos, nu, tu ten daug ko nesukursi. Tu realiai tik tai turi gintis. Arba tu turi tada atsistoti ant linijos ir neleis. Bet vėl atsistos ant linijos, tu kai eina toks persuktas kamuolys, nu, daug nebeužydinės, ta prasme. Vis tiek tu turėsi bėgti. Tai... Ar Zverevas laimės Grand Slamą? Koks tu įkyrus. Tai jeigu mes džokai davėm US Openą, dar reikia ir Alcarazui susineriu kažką palikti, tai aš galvoju, kad... Ir kurį? Zverevas aš... Šansų. Wimbledoną. Aš sakyčiau, nu vis tiek, nu greitis ir tas, ir parankus tas žaidimas, nu vėl jau bėgti tiek nebereikės, ta prasme bus greitesnis tas tenisas. Padavimas, aš galvoju, nu aišku, aš nesakau 100%, bet realiausiai, ką jis galėtų šiais metais iš tų 2 likusių, galvoju, kad jam būtų... Ne, tai čia nebūtinai apie šiemet, bet ta prasme... Iš esmės, tai aš manau, kad... Gal gruntas jam yra vis dėlto jodanga ar... Vėl jam tie Grand Slamai tokie pakankamai skaudus, ta trauma, Saupeną vėl tasai tokie ir... Jis jau turėjo būti laimėjęs, ar ne? Jo, iš esmės buvo 2 finalai buvo, nu ir su to Nadaliu ta trauma ir tas jam buvo labai skaudu, ta prasme, tai kai tu pusfinalį pasitrauki dėl nežaisdamas, bet aš manau, kad jisai, kodėlgi ne, ta prasme, tai pas jį dar kaip sakant, yra to benza. Aš galvoju, pasitraukus dar, kai jeigu Džoka išeis ten keli, ta prasme, tai aš manau, kad jis turi visus šansus. Tai karjeroje? Jis ir, pavyzdžiui, aš susimaišiau 5-5 jo yra su Alcarazo, su Zverevu. Dabar pasidarė head to head. Ir aš pažiūrėjau, pavyzdžiui, prieš Sinerį jo yra 4-1 šiuo metu. Ir kas yra įdomu, kad Sineris laimėjo pirmą mačą. Sineris laimėjo pirmą mačą. Bet Sineris vis tiek augantis dabar yra. Man tai labai baugina, žinai kas, kad Alcarazas žaidė šitą visą turnyrą, nu tikrai ne savo pikę. Tikrai mes esame matę geresnį Alcarazą ir daug šansų, kad geresnį matysim ir vis tiek jisai laimėjo. Tai čia irgi jau parodo, kad žinai. Gruntą, nes irgi turi sveikatos problemų ir jisai pats pasakė prieš tai, sako, mano buvo pagrindinis tikslas koncentruotis į Roland Garrosą, ta prasme. Tai va čia parodo tą klasę jau, žinai, kur tu nebūtinai blogai, bet blogiau žaisdamas negu gali, jo, tu gali laimėti. Bet matai, čia reiškia, tu žinai, kada sužaist. Matyt, čia yra jo, vėlgi daug kas sako, žinai, kad kaip čia... Jeigu netgi jis ir pramuša kažką, tai vis tiek vyksta jo diktuojant. Jis nori, jis bando, jis pasiruošia, nu pramušiau, pramušiau, bet aš norėjau tai padaryti, buvau netoli, nepavyko, kitą kartą turėk. Nu, bus įdomu, žiūrėt, aš tai galvoju, kad... Jeigu kalbant, grįžtant prie Zverevą, tai tikrai pasims, bet kurį dabar jau... Aš Zverevo, tiesą pasakius, buvau praklausęs šitą reikalą, tai yra žmogus žaidžiantis, turintis pirmo tipo cukrinį diabetą ir mačų metu jis tikrina visą laiką savo insulino lygį ir jeigu reikia, leidžiasi savo visokius reikalus,
neleidžiasi turbūt valgo kokius nors želė ir taip toliau. Tai neskaitant dar to, ką tu kalbėjai apie jo visas problemas su smurto artimoje aplinkoje. Tai ten prieš pat Roland Garrosą įvyko, suprantu, procesai buvo nutraukti, įvyko susitaikymas kažkoks, tai ta prasme... Aš kadangi nemėgėjęs vėliavo, tai nelinkiu jam, žinok, laimėti. Šarūnas visiems linkė, aš tai... Visiems išskyrus vėliavą. Jo, Žinai, man nepatinka ten jo, lengva. tie nervai, ten vėl tie tokie nusimušimai, ten trankymaisi kažkokie, toks. Ir garsus rusiški keiksmažodžiai. Jo. Nu, aš manau, kad tėvukas yra iš to dar. Tai Iš to bloko, tai tenais pas juos tas obuolys, yra kaip ten, įgimta. kriaušių po obelim nerasi. Ne, man sakau, labai lengva linkėti tai, ko neturi. Tai dėl to man sakau ir negaila, bet aš manau, kad jisai tikrai vertas ir titulų. Kiekvienais metais jis po 5 pasiema titulus, ta prasme. Galų gale turi vis tiek skambų karjerą. Gerai, neturi Grand Slam, bet yra olimpinis čempionas. Pripažinkim, dabar vėl jam reikės gintis gruntas, vėl. Galbūt, o kodėlgi ne, gal vėl koks medalis, ta prasme, tai aš manau, kad bus, bet palaukim. Pabaigai Roland Garroso, mes čia tiek kalbėjom, kad lietuviškų vėliavų buvo mažoka, Justė krito pirmam kvalio rate, bet Laima Vlatson dalyvavo jaunių merginų turnyre, ar ne, iškovojo 1 pergalę. Šarūnai, kiek tu žinai Laimą, kiek esi matęs jo žaidimo ir ar mes galim tikėtis, nes jis dabar būdama 16 stovi 50, ant ribos 50-ko 8 mečių. Jo, bet buvo ir 50-ko iššokus jau dabar. 47 buvo jos. Tai aš galvoju, kad pavyzdžiui Justina su Akvilė, aukščiausiai buvusios mūsų turbūt iš pastarųjų laikų jau, nes jos ten buvo apie 30 kažkur, 20 pabaigoje. Ten buvo 42 aukščiausia, o Akvilė buvo ne 12 ar 13. Bet čia buvo jau paskutiniai metai. Jo, bet... Tai... Esu matęs žaidžiant ir Šiauliuose, žaidžiant tarptautinius ITF, labai sunku, tokia labai neprognozuojama, bet kadangi vis tiek jos gimtasis kraštas dėja ne Lietuva, o Latvija, tai... Gimtasis kraštas gal Lietuva, bet gyvena dabar Latvijai, kaip suprantu. Visą laiką ten gyveno. Esmė tai, kad tai, ką mačiau, labai arti yra Ostapenko žaidimo. Gerai sudėta, žaidžia tokį agresyvų, mažai nuspėjamą, prognozuojamą tenisą ir... Kodėl jinai šiandieną yra top 50 juniorsų, tai turėjo labai gerą sezoną, pradžią sezoną sausio mėnesį. Susirinko ten labai, Bratislavai laimėjo turnyrą aukštos kategorijos, Tunise 2 turnyrai labai gerai sužaisti. Kol kas daugiau dar ne, dega, bet jeigu tokią pačią tendenciją išlaikys, metai versis, tai turėtų dar per pusę kilti, jau metų pradžioj, jeigu sugebės apsiginti taškus ir dar šiais metais kažką susirinks. Tai mes turėtume matyti ją Australijoje junior, vienareikšmiškai pagrindė, ir jinai 25 turėtų būti. Ir jau toliau, aišku, kaip jau susiklostys, bet iš esmės po Akvilės, kaip ir tu minėjai, ir Justinos mes tokios merginos neturėjom. Tai iš tikrųjų, jeigu jinai ir toliau žais po Lietuvos vėliavą, kas gali ir neįvykti iš esmės, gali ir pasikeisti ją. Bet žaidusi visose jau... Jo, jinai viskas kol kas žaidžia, bet vėl... kaip Latvija reaguos ir žiūrės į tą, ar mes sugebėsim išlaikyti ir kažką pasiūlyti, ar įvyks tas bendradarbiavimas ryšys tarp mūsų ir Lietuvos teniso sąjungos, tai mes turim potencialią dar vieną augančią neblogą žaidėją, tarkim, kaip dabar Vilius yra su Edu, tai Lietuvai tai yra neįkainama. Tokie žaidėjai tikrai nesimėto ir mums yra reikalingi, tuo labiau, kad ir mūsų rinktinė šiais metais moterų pasirodė labai solidžiai. Ir kai ateina tokios jaunos perspektyvios žaidėjos, ta mūsų rinktinė vėl įgauna kitokį veidą ir gal mes taptume kandidatai ir tokie etatiniai žaidėjai pirmos grupės. Jo, ta prasme, tai tas yra labai gerai, nes po to nieko nėra. Absoliučiai, ta prasme, tai mums ją reikia laikyti, nežinau kaip, įsikandus dantis, nes žiūrint į toliau, kas ateina, labai labai ilgi metai laukia mūsų tokios, sakant, tokio pasniko. Mes ilgą laiką galvojom, koks pasnikas bus po Richardo. Bet jis ir buvo 10 metų realiai ir kažkur įsitruko tas pasnikas. Tai lygiai tas pats ir dabar. Ačiū Dievui, kad yra Edas ir Vilius, nes vėl žiūrint, vėl mes einam į tą tokį adventą. O Vlatson tai yra Laima, beje, Roland Garroso antrame rate jaunių pralaimėjo būsimai čempioniai. O dvejetose irgi nusileido amerikietėms, kurios dabar nežinau, ar į finalą išėjo, ar laimėjo. To negaliu. Bet nesmė, bet tai, kad kai tu žaidži Europoje tą, kai jinai laimi tos turnyrus, ar ten Tunise, gali labai strategiškai sudėlioti, aišku, tai nenuvertina jos pergalės,
Bet iš esmės, va, tos Grand Slamus vis tiek suvažiuoja tas pasaulis, tie patys Amerikonai, Pietų Amerika, Australija, viską, kai suvažiuoja, nu, yra neįlinis turnyras, tai galim sakyti, jeigu tai... Neįlinė patirtis turbūt. Neįlinė patirtis ir jeigu žiūrint, sulyginant jaunių top 8, tai čia prilyksta moterų top turnyrui, tarkim, 40 000 prizinių fondų arba net 60. Nes tos jaunės jos ramiai atsistotų, jūs statyk į tą 40 ir jos tikrai žais labai gerai. Galbūt net ir laimės, ta prasme, o toks yra lygis. Tai tas, kuris tik iššoka į tą jaunių, arba pirmie metai, arba ten jaunį yra pakankamai sudėtinga, bet lygis ten yra labai aukštas. Ir iš tikrųjų labai yra gerai pasitikrinti. Jeigu jai ir vėl palinkėsim visus Grand Slamus sudalyvauti, ta prasme, ir kuo geriau, tai dabar bus Wimbledonas, bus įdomu pasižiūrėti, ta prasme, nes tai yra vėl tokių žaidėjų mes mažai turėjom, kurie žaidė Grand Slamų, ypač moterų. Buvo Akvilė, buvo Justina ir dabar Laima, kuri žaidžia. Dar plus mes žinom, kad tai yra ne paskutiniai metai, dar yra rezerviniai. Tai dar nuteikia, tai realiai mes turim 1,5 metų, ne? Aišku, jinai jau pradės žaisti moterų, net nebejoju, bet iš esmės tai yra tikrai didžiulis potencialas. Ką, galim turbūt grunto dulkės nusivalyti. Ką, pereinam prie Dar žolės. sugrįšim, bet dar sugrįšim olimpinės. Jo, dar olimpinės dar sugrįšim, bet ką, visas turas keliasi, cirkas keliasi pamažu ant žolės. Pažiūrėsim, kam žolė atneš laimę ir džiaugsmą. Liepos 1 startuoja Wimbledonas, iki to laiko bus keletas 250 ir 500. Tai turbūt kol kas mes nieko čia nepriprognozuosim. Dar vienas, Šarūnai, klausimas turbūt tau, Kroatija artėja. Mes labai netrukus, turbūt kažkur yra ta data X aplink jo, nesužinosim, kur konkrečiai važiuosim, ant kokios dangos žaisim ir taip toliau. Antį jau girdėjau. Ką? Antį jau girdėjau. Klausom. Įdėmiai klausom. Kadangi turim ryšių visur. Tai neformaliai mes turėtume žaisti salėj ir Zagrebe. Neformaliai, vėl, čia yra tokia... Ant hardo, žodžiu, ne? Ant hardo, jo, salėj. Nelaukia, nes tai bus vis tiek jau po US Openo. Taip. Būtų naivu tikėtis gruntą. Ir dėl labai paprastų priežasčių, dėl oro, jie negalėtų garantuoti, nes ten pas juos irgi būna pakankamai rugsėjais lietingas. Bet čia vėl, čia tikrai... Nepirkit, bilietų į Zagrebą dar nepirkit. Jo. Iš esmės tai Tai ten viskas artėja Zagrebo. pagal vieną kroatų trenerį, su kuriuo bendravau, turėtų tai būti. Bet vėl, čia yra masė detalių. Palaukim Joninės ir viską sužinosim. Nes rinktinė gali ką pasiūlyti, ta prasme, nes dabar, kad ir žiūrint, kol kas neblizga, išskyrus dvejetų žaidėjai, dvejetų vienas ir pasiėmė Roland Garrosą, laimėjo. Dvejetų tikrai turėsim stiprų, gražų grajų, nes praktiškai visą rinktinę gerai žaidžia. Dvejetų, jeigu dar pažiūrint olimpinės, trumpai tai pirma, antra yra kroatų dvi poras, olimpiniai ir vicečempionai ir čempionai. Tai iš esmės komanda yra wow. Aš kaip treneris džiaugiuosi. Visą laiką yra gerai sužaisti su pasaulio čempionais, ypač mums lietuviam, nes kada, jeigu ne dabar, jau geriau pirmoji pasaulinėje grupėje gauti pačius stipriausius, negu gauti to sakyt, nu va, tuos galbūt galėjom, o turėjom šansą. Ne, neturėjom jokią šansą, iš tikrųjų mes nesam statyti ir tai, ką galėjom gauti, mes gavom antrą komandą pagal to momentų burtus, pirmi buvo serbai. Tai kažkaip net nežinau, gal kroatai man labiau imponuoja, aišku. Jeigu Džokas žaistų, būtų ir gerai su serbais, bet iš esmės... Vilniuje. Šiauliuose. Šiaulių arenoje. O kodėl ne, Hebra? Kodėl negalim pasvajoti? Ne, tai jeigu Džokas atvažiuotų, tai jau čia tikrai reikėtų rinkti areną, jau viskas. Nu, Šiauliai tikrai surinktų. Dėl Siemensa negarantuoju, bet esmė, jeigu grįžtant prie Kroatijos, iš tikrųjų, dabar kol kas jie neblizga. Vieną turi Korečių, kuris gavo irgi pirmą ratę, man atrodo, Roland Garrose. Nogaskė, man atrodo, jeigu aš neklystu. Jo, Nogaskė gavo, ta prasme. Tai ten banguoja, bet aš juos stebiu, jie žaidžia, tai vis tiek turi 5 žaidėjus 200-kiuose, tai dvejetai tai fantastiniai, ten visi žaidžiantis 3 žaidėjai, kur 20-tukė, tas pats, kas iš esmės profilis yra kaip Argentinos. Gal reitingai šiek tiek ne, bet iš esmės tai yra aukščiausio lygio grajokai ir labai džiaugiuosi, kad mūsų rinktinė gali sužaisti eilinį sykį su pasaulio čempionais. Mes turėjom Didžiąją Britaniją, po to turėjom ilgą labai pertrauką, po to turėjom Argentiną, kur ir važiuojam su stipriausiam, su geriausiam, su giliom tradicijom turim ir geriau taip ir turėti tokią maksimalę patirtį ir dėl mūsų besikeičiančios rinktinės, ta prasme statuso, nes ir keičiasi mūsų rinktiniai vaidmenys ir pagaliau mes galime pasakyti, aš jau kaip ir visą laiką sakau,
nustokime mes vadinti, kad mes turime vaikų rinktiniai, jau seniai yra nebe vaikai, yra vyrai, kurie ateina laikas, neateina laikas, jis jau seniai yra atėjęs, kurie perima rolę, perima pozicijas lyderystės ir jie turi tiesiog jau dabar jau atstovėti. Ir geriausiai įsivertinti yra, kai tu gauni aukščiausio lygio pasaulio čempionus ir prie aukščiausio lygio tiesiog tu rodai savo visą pozityvumą, visą mentalinį ir tu rodai, koks tu gali būti komandos lyderis, ne tik klubiniai, bet ir aplamai aikšteliai ir galų gale mums, žiūrovams, pamatyti tą tikrą veidą, tą tikrą brandumą, kaip mes matome, kad laimi vieną turnyrą, kitą turnyrą jaunimas ir galbūt ne visada pavyksta gyvai juos įvertinti, mes tik sekame, o čia kaip gerai, bet kai sustoja, kaip polinis suiga atsistoja ir atrodo pasaulinė lyga geriausia top 10 žaidėjai, bet vis tiek koks ryškus skirtumas. Ir va tos skirtumus yra labai gerai pamatyti, kai mes ateinam tokie jaunys šokėliai į pirmą grupę, labą dieną su pasaulio čempionais ir tiesiog pamatyti tą tikrą skirtumą ir jiems patiems, ir jų komandom įsivertinti, kiek mes galim, nes tas pats mačas su Argentina, aš nesakau, kad jis buvo mums prisvilęs ar ten kažkoks blynas, bet sužaidžiam su Cerundolo ir sugebam įvelti 3 setus į kovą, į intrigą ir po to žiūrovai atsistoja, paploja mums, tai yra wow. Aš manau, kad po tokios prakalbos kapitono Reklamos. Iškirpsim ir prieš mačą rodysim. Mums pats laikas atsisveikinti. Taip. Šarūnai, ačiū labai už žinias ir ambicijas. Ačiū Jums. Ir ką, mes tada atsisveikinam su visais. Aš manau, kad kitą kartą mes susitiksim jau pakankamai netrukus, kažkada prieš pat Wimbledoną pasižiūrėti, pakalbėti apie žolę. Gerai prasme apie žolę. Tikrai taip. Ačiū ir iki pasimatymo. Visą gerą. You can't be serious, man. You cannot be serious! That ball was on the line!